Na, iš esmės vyriausybė ne to pirmojo savo bulviakasio nesulaukė. Ar pridedam šitai vyriausybei tos 10 balų, kad jie atrodytų čiut geriau? Kalbant apie Kauną, visada reikia klausti po bet kokios pozityvios žinios, ar čia viskas yra tvarkoje su šituo procesu. Jau reikia kelt klausimą labai aiškiai, kas blogai yra su Kauno miesto savivaldybė, kad ji neturi normalios partnerystės su jau ne pirma vyriausybė ir dar tokia, kuri tikrai Kauno merui, manyčiau, buvo tikrai palanki. Kalba iš esmės iš tribūnos net nelabai supranta ką. Na, pavyzdžiui, sako, mes taip mažinsim biurokratiją. Aš manau, kad mes žymiai daugiau išloštumėm į savivaldos reikalus, įtraukdami daugiau privačių iniciatyvų, pasitelkdami verslą, sukurdami irgi normalias konkuravimo sąlygas. Ir miestas nuo to tik išloštų. Ar viskas tvarkoj su tokiu sprendimu švęsti mirtį mūsų didžiojo kunigaikščio? Apie Smetoną labai gerai yra pasakęs profesorius istorikas Egidijus Aleksandravičius, kad taip, jis yra istorinė asmenybė, raskit asmenybę, kuri irgi neturi tam tikrų klausimų arba tam tikrų dalykų, kurie tuo metu atrodė logiški, iš šių dienų kontekstų žiūrint, mums jie visiškai nepriimtini. Tai, kad mes gyvenam laisvoje valstybėje ir galime apie tokius dalykus diskutuoti laisvai, tai yra mūsų stiprybė. Tačiau mūsų kaimynai, kurie nieko negali laisvai diskutuoti ir už laisvas diskusijas sodinami kartais net į kalėjimus, yra linkę naudotis tą mūsų laisvę. Sveikas Simonai, sveika Lietuva, sveiki mūsų tinklalaidės žiūrovai YouTube'ai, klausytojai Spotify'e ir bet kur tik internete radote mūsų šį įrašą. Labas Pauliau, prisijungiu prie visų tavo kreipinių. Tikrai malonu, kai mus girdi, klauso, atsiunčia kažkokių klausimų, pastebėjimų, tai primenam, kad jų labai laukiam, o dabar tokį beįsibėgėjantį rugpjūčio mėnesį, kuris toks pusiau atostogų, pusiau ne, bet turim gerą progą aptarti daugybę įdomių įvykių, kurių yra apstu tiek Seime, valstybėje, tiek tame pačiame mūsų Kaune. Galbūt neriam tiesiai mes į tuos įvykius ir visų pirma, gal reiktų aptarti tą mūsų buvusių podcastų herojų ir jo palikimą, mūsų kombo breakerį nuo pat Andriaus Kubiliaus laikų, vyriausybę, kuri neišdirbo visos kadencijos. Seniai tokių dalykų nebuvo. Tai ką ta vyriausybė mūsų padarė per tą trumpą savo kadenciją? Na, iš esmės vyriausybė ne to pirmojo savo bulviakasio nesulaukė, nes toks dažniausiai yra politinis matavimo vienetas tokio pirmo rimtesnio etapo. Tai iš ties mes vis diskutuodavom, ar Paluckas bus labiau kaip žąsis, nuo kurios visas vanduo nubėga, ar tai bus kaip šluba antis, kuri taip ir šlubuos visą kadenciją. Bet akivaizdu, kad įtampa sukilo, klausimai susikaupė. Ir paskutiniai įvykiai, kai jau prasidėjo ir kratos ir kiti dalykai, iš esmės užbaigė 19-osios vyriausybės darbą ir matom tokį, kaip čia, garnio scenarijų turbūt, taip jį galim pavadinti. Palucko nebėra, 19-osios vyriausybės nebėra, ir žiūrim, kas bus toliau. Tai per tiek laiko mes... Tų įvykių buvo ir egzaminų sesija savotiška, ir dronai skrido į Lietuvą, ir mokesčiai pasikeitė. Ar nuo pastarojo karto, aš matai kaip ne Lietuvoje, tai nelabai gal ir seku, ar jauti, Simonai, didesnę mokesčių naštą, nes tai buvo bene svarbiausias šios vyriausybės darbas kol kas. Pagal mūsų tinklalaidės visą idėją mes turėtumėm klausti, ar viskas tvarkoj. Ar viskas tvarkoj buvo su šia 19 jau darbus baigusią vyriausybę, ar viskas tvarkoj buvo su premjeru ir ar viskas tvarkoj buvo su tais sprendimais, dėl kurių dabar jau buvęs premjeras Gintautas Paluckas net apsiverkė paskutinėme vyriausybės posėdį ir kažkaip tik tai pasakė, kad
negėda. Negėda dėl to, ką visa vyriausybė padarė, kokius sprendimus priėmė. Bet kai žiūri dabar retrospektyviai atgal, aš manau, kad ta 19 vyriausybė, ko ji nepadarė iš esmės, ką turėjo padaryti, ką privalo padaryti kiekviena nauja vyriausybė, tai perskirstyti buvusios vyriausybės, buvusios valdžios sudėliotą biudžetą. Ir tie perskirstimai buvo tokie labiau deklaratyvūs, labiau gal tokie su komunikaciniais akcentais, bet iš esmės jie kažkokių didesnių dalykų į Lietuvos gyvenimą neįnešė, o jeigu yra kalbama apie ten pridėtas lėšas, tarkim, gynybai ir panašiai, tai metų eigoje jos visada būdavo didesnės ir tas procentas nuo bendrojo vidaus produkto jisai keitėsi. Tai aš kaip kažkokio čia tokio rimtesnio darbo nematau ir akivaizdu visa vyriausybė tikrai turėjo daug dėmesio pirmiausia dviems dalykams. Tai tavo minėta mokesčių reforma, ir aišku gynyba ir jos finansavimas. Dalykai lyg tarpusavį susiję, bet jau turbūt nebesikartosim, kad visa ta mokesčių reforma galiausiai nieko bendro nebeturėjo su didesniu gynybos finansavimu. Ta mokesčių reforma tokia tapo ideologinė, nukreipta prieš tuos, kuriem labiau sekasi, kurie yra aktyvesni mūsų visuomenės nariai, bet kokia tai yra grąža ir koks tai yra efektas gynybos finansavimo didinimui, tai jau jis liko kažkur anapus, tikrai labai, labai neženklus. Ir supriešinta visuomenė, kuri dar tik pajaus visas tas gerybės, kuriuos ši jau darbą baigusi vyriausybė inicijavo. Ir visi tie įstatymai įsigalioja nuo naujų metų, tai jau kitais metais tikrai pajausim didesnę mokesčių naštą. Ir dar jeigu baigiant apie tokius svarbiausius dalykus, tai be abejo krašto apsaugos ministerija, užsienio reikalų ministerija turbūt tokios esminės buvo, ypač kadencijos pradžioje. Ir žiūrint į ministrus, turbūt tiek ponas Budrys, tiek krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, jie iš esmės kaip ir atrodė neblogai, bet kaip jie baigė kadenciją, tai jeigu Budrys kažkaip dar visai neblogai, sakyčiau, organizuoja tą visą užsienio politikos reikalų vystymą į priekį. Tuo tarpu krašto apsaugos ministrė, tokia labai aiškiai matosi, kad didžiausias dėmesys yra komunikacijai, kažką aštriau pasakyti, ypač užsienio žiniasklaidoje, bet, esminiai dalykai lieka nepakitę ir dronai jau per mėnesį antras iš esmės įskrenda į Lietuvos teritoriją ir tikrai matosi, kad nei kažkokio plano turim, nei galiausiai esam suplanavę įsigyti reikalingų priemonių ir tik dabar apie tai svarstom. Ir čia vis sakyt, kad tai yra vis buvusios vyriausybės reikalai, tai man įdomu, kada socialdemokratai šitą tezę išmes, nes jau iš esmės po 100 dienų, po biudžeto patvirtinimo, valstybės reikalai yra jų rankose ir tikrai daugybė sprendimų jau buvo įmanoma priimti. O yra kai kurių tokių vis tiek, sakyčiau, pokštų 19 vyriausybėje, tai pavyzdžiui, kadangi man kaip buvusiam ministrui gal aš ir nesu objektyvus, bet iš esmės stebint, kas vyksta su kultūros politika, tai man atrodo, pono Biručio pasodinimas į šitą kėdę, tai iš vis buvo kažkoks nuotykis, nes iš esmės nieko neįvyko per tą laiką. Buvo užsimota ieškoti Vytauto didžiojo palaikų, lobių po Vilniaus arkikatedrą, arba spręsti kokį keistuolių teatro klausimą, bet viskas baigėsi tuo, kad nieko jokiom kryptim nėra pajudėta ir iš tikrųjų labai tikiuosi, kad socialdemokratai išnaudos šį etapą ir tikrai perkraus keletą ministerijų. Tikrai. Ir iš esmės žiūrėsim, kaip įvykiai rutuliosis toliau, bet akivaizdu, kad ne viskas tvarkoje buvo su praėjusia vyriausybė. Man atrodo, kad jinai atnešė daugiau žalos nei naudos.
ypač kai mes kalbam apie tokius populistinius sprendimus, kaip antroji pensijų pakopa ir iš esmės jos sunaikinimas, nepasakant, o koksgi bus planas, kad tos pensijos būtų didesnės, kad mūsų būsimieji senjorai gyventų oriau, bet ką padarys tikrai socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Jeigu netaps dar premjerė prie viso šito, tai ji tikrai padidins, nežinau, buitinės technikos pardavimus, kelionių į Turkiją pardavimus ir visą kitą gėrį, ką žmonės tiesiog naudos tas lėšas, kur turės galimybę išsimti. Na ir galiausiai, visa vyriausybė finišavo, kaip pats ir minėjai, valstybinių brandos egzaminų sesijos kontekste. Ir ačiū Dievui, tiksliau gerbiama ministrė švietimo Raminta Popovienė gali dėkoti Gintautui Paluckui ir visam tam skandalui, nes jinai liko šešėlį, nors iš esmės ministrė sukūrė tikrai didelę problemą švietimo sistemoje, kurią spręsti reikės ne 1 metus ir jeigu ne premjero bėdos, aš manau, kad tikrai drąsiai turėtumėm interpeliaciją švietimo ministrai. Aš taip pagalvojau, klausydamas tavęs. Ar pridedam šitai vyriausybei tos 10 balų, kad jie atrodytų čiut geriau negu prieš tai buvusi? Ir kitas klausimas bus, ar naujoji vyriausybė kaltins buvusią vyriausybę dėl savo nepavykusių sprendimų, kaip buvo šią trumpą labai vyriausybės sesiją. Kaip manai? Labai geras tavo pastebėjimas. Gal čia yra toks socialdemokratų slaptas triukas, suvokiant, kad tikrai jau dabar matosi iš ekonomikos rodiklių apie, tarkim, kaip mažėja užsienio investicijos ir panašiai. Matysim tų rodiklių ir daugiau ir tikrai net nebejoju, kad jie smugdys Lietuvos ekonomiką. Ir čia gera proga gal bus atsisukti tada į 20-ąją vyriausybę 19 ir sakys, čia dabar dėl jūsų kalties. Bet visgi manau, kad situacija yra kur kas sudėtingesnė ir tai paprastai nepavyks, tų klausimų sudėlioti ir spręsti. Bet grįžtant prie to klausimo, ar galima 19 vyriausybėje pridėti plus 10 balų, tai čia būtų labai panašu, tai įsivaizduokit, pridedam buvusiems dabar jau laikiniems ministrams po 10 balų, tada kai formuojasi nauja vyriausybė, tai pagal Ramintos Popovienės manierą, suformuojant naują vyriausybę, dar tų balų būtų pridėta. Tai iš tikrųjų, nes tokį procesą mes dabar matome švietimo sistemoje. Ir jeigu čia visi buvom tiesiog akis išpūtę, kaip ministrė tiesiog pridėjo po 10 balų kiekvienam, išskyrus tiems, kurie, kiekvienam laikiusiam egzaminą, išskyrus lietuvių kalbą ir literatūrą, tai dabar jau prasideda stojimo į aukštąsias mokyklas procesas ir ministrė vėl išsitraukia iš savo rankinuko papildomų balų ir jos dėlios studijų procese. Kaip jos dėlios, kodėl jos dėlios, sunku pasakyti. Aš manau, kad neišbrisime iš šitų problemų ir užtenka bent vieno normalaus kreipimosi į teismą, kalbant apie tos vaikus, kurie arba šiemet laikė egzaminus, arba laikė egzaminus anksčiau. Tai matydami visą šitą betvarkę, manau, kad tikrai galėtų imtis tokių teisinių priemonių, kurios tikrai turėtų pasekmes. Ir čia yra mažas toks ir įdomus dalykas. Liberalų sąjūdžio frakcija išsireikalavo iš švietimo ministerijos, nacionalinės švietimo agentūros tų tokių slaptųjų protokolų, kur matosi, kaip tie balai buvo pridedami. Tai iš tikrųjų vaizdas yra liūdnas. Visose ekspertų grupėse pirmininkas, viceministras, tas pats, ministrė išsigandusi protestuojančių abiturientų praneša žinią, kad visiems pridėjo po 10 balų išskyrus lietuvių kalbą. Tada matosi, kad kai kurie tie komitetai, kurie sprendžia dėl tų balų pridėjimo, įvyko jau po ministrės šitų visų anonsų. Tai kitaip tariant, matosi, kad tai buvo visiškas jovalas, situacija ir sprendimai buvo tiesiog pritempti prie politinių įnorių, prie tokios, sakyčiau, net baimės.
Bet iš tikrųjų, kai tą visą situaciją analizuoji ir kuo daugiau laiko praeis, kuo labiau su tokiu, ramybę žiūrėsim į tai, kas įvyko, matysim, kad tas sprendimas buvo tikrai blogas. Ir teks iš tikrųjų dar porą metų su šitom pasiekmėm gyventi, tai irgi labai tikiuosi, kad socialdemokratai ras tikrai tokį žmogų, švietimo ministrus, kuris gebėtų kažkaip laviruoti tokioje situacijoje ir bent grąžinti švietimo sistemai kažkokius logikos ir pagarbos rėmus. Tiesa, aš visą laiką skundžiuosi, kad naujienų iš Kauno negirdžiu. O kadangi aptariam pačius svarbiausius valstybės reikalus, noriu pasakyti, kad šįryt mačiau, kad ties Ašigalio gatve pagaliau ant viaduko virš automagistralės kažkas jau vyksta. Tai pirmos naujienos iš Kauno, tai žinau, per 2-3 savaitės, kurias aš girdėjau. Gal tu žinai kažką daugiau apie tą mano gimtąjį miestą? Tai kaip ir dažnu atveju Kaune, iš pirmo žvilgsnio atrodytų viskas tvarkoja. Tiltai kyla, jungia krantus, jungia tarpusavį gatves ir kitus dalykus. Bet vėlgi, reikia visada žvelgti giliau ir visada klausti. Kalbant apie Kauną, visada reikia klausti po bet kokios pozityvios žinios, ar čia viskas yra tvarkoje su šituo procesu. Tai šiaip aš manau, kad patys darbai, kalbant apie tiltą į Ašigalio gatvę ar iš Ašigalio gatvės, tai jie tikrai vyksta gana sparčiai ir man toks įspūdis, kad tikrai labai sklandžiai. Porą dienų čia buvo uždarytas eismas, kad tiesiog per važiuojamąją dalį reikėjo tiesti tam tikrus dalykus, kad jie nekeltų pavojaus pravažiuojančių gyvybėms ir sveikatai. Bet iš esmės, kaip čia sakoma, šaukštas deguto ir bačką medaus sugadina. Ir dabar prie šito tilto stovi stendas, kuriame, suprask, savivaldybė ar Kauno meras dėkoja visiems kauniečiams, nes šis objektas yra statomas pabrėžtinai tik iš kauniečių surinktų lėšų. Kitaip tariant, tik iš miesto biudžeto, kurį suneša kauniečiai. Bet taip. Šalia to naujai bestatomo tilto. Bet maža aplinkybė, aš tai sakyčiau, reikėtų tada kito stendo, kuris klaustų, ar tikrai šiandieninė Kauno valdžia ir meras, ar tikrai jie viską padarė, kad jie susitartų. Pavyzdžiui, ši Palucko vyriausybė buvo labai palanki Kaunui, mano galva, tiksliau Kauno miesto savivaldybė. Ir atsimenigi, mes turim tokį irgi oranžinį skaičiuotuvą, kurio vis dar negalim ištraukti, nes nieko vyriausybė Kaunui nepaskiria. Tai vis dar tų kažkokių lėšų nėra ir iš tikrųjų reikia kelt klausimą labai aiškiai, kas blogai yra su Kauno miesto savivaldybė, kad ji neturi normalios partnerystės su jau ne pirma vyriausybė ir dar tokia, kuri tikrai Kauno merui, manyčiau, buvo tikrai palanki. Tai kol kas pas mus oranžiniam skaičiuotuvė, kurį Sigitas tau padovanojo atidarant biurą Kaune, yra nuliukai. Taip yra nuliukai ir šitoj vietoje tikrai labai laukiu aš tų sprendimų ir tikrai jie yra reikalingi Kaunui. Akivaizdu, kad net ir kai vyriausybė ar konkreti ministerija ar panašiai net ir skiria lėšas Kauno objektams, ne visus tos objektus Kauno savivaldybė ar meras Matijošaitis mato. Aš atsimenu, kaip mes irgi turėjom tokią viešą polemiką su savivaldybė, kai savivaldybė labai aiškiai bandė pasakyti, kad Šimonytės vyriausybė nieko Kaunui neskiria. Tai aš būdamas kultūros ministru suskaičiavau nei daug nei mažai 75 milijonus eurų, kurie yra naudojami įvairiausiams Kauno kultūros infrastruktūros objektams, kurie yra arba jau panaudoti, arba suplanuoti. Akivaizdu, kad procesai jie viešajam sektoriuje išsitęsia, tai tą puikiai supranta ir žino ir pati Kauno miesto savivaldybė.
Bet, yra objektai, kurie tiesiog yra nematomi ir neįdomus, nes tu ne kažkokį maišą pinigų atvažiavęs nepadėjai merui ant stalo, o tu tiesiog tvarkėjai konkrečius objektus. Ir jeigu tvarko kažkas kitas, o ne miesto meras, tai savivaldybė jau tikrai, visaip kaip bandys paslėpti tuos dalykus ir neparodyti, kad ir kažkas kitas gali prisidėti prie miesto tvarkymo. Yra tikimybė, kad vis tiek iš vyriausybės kažkiek pinigų į Kauno savivaldybę nubyrėjo. Tik tai tiek, kad meras mūsų apie tai neskelbė ir apsimeta, kad viską daro pats. Ne, aš norėčiau tave pataisyti. Aš apie tos lėšas labiau kalbu apie praėjusią kadenciją. Šią aš kol kas nematau nieko konkretaus. Vienintelį dalyką, ką mačiau konkretų, kaip vienas Kaune rinktas Seimo narys atnešė Seimui į pateikimo stadiją klausimą, iš esmės nuimanti konkurencinės, įstatymas, kuris reguliuoja konkurencinę aplinką, turi tam tikrus saugiklius. Pavyzdžiui, kad jeigu vienoje seniūnijoje yra, tarkim, keletą objektų, kurie yra skirti sporto ir laisvalaikio infrastruktūrai, tai jeigu savivaldybės kažkokia įstaiga norėtų būti tokio objekto, tokios infrastruktūros operatorium, pagal konkurenciją reguliuojančius įstatymus, tai seniūnijoje tik tai viename objekte savivaldybė gali pavesti savo įstaigai operuoti tuo objektu. Ir čia atsiranda tokia dilema, puikiai atsimenam, kad per vienas Žalgirio krepšinio varžybas meras buvo nušvilptas Žalgirio sirgalių, tada supyko ant klubo ir atėmė iš Žalgirio klubo baseiną prie Žalgirio arenos, kuris tikrai gan sėkmingai vystė savo veiklą. Tada dar turime omeny, kad yra pastatytas naujas lengvosios atletikos, tarkim, maniežas, yra buvusi ledo arena, irgi turi tam tikrą transformaciją ir visą tai norima duoti vienai Kauno biudžetiniai įstaigai operuoti, bet konkurencija reguliuojantis įstatymai to neleidžia, nes infrastruktūrą tu gali kurti, bet negali tu visko apriepti su savo savivaldybės kontroliuojamom įmonėm. Tai ką daro naujoji valdžia, merui paliepus, neša į tribūną, kalba iš esmės iš tribūnos net nelabai supranta ką. Pavyzdžiui, sako, mes taip mažinsim biurokratiją, nes užteks vienos savivaldybės biudžetinės įstaigos ir jį viena galės valdyti keletą objektų. Bet tai čia yra visiškai nelogiškas teiginys, nes biurokratiją gali mažinti tik tai mažindamas kaip tik viešojo sektoriaus subjektų veiklą, įsitraukimą ir panašiai. O čiagi nėra klausimo, kas tas operatorius. Viską tu gali sureguliuoti per sąlygas, per konkursą tam operatoriui ateiti, tiek paslaugų tarifus ir kitus dalykus. Galų gale tokiu būdu irgi palaikyti gyvybę ir privataus sektoriaus, kuris irgi kurtų darbo vietas, būtų įleistas į miesto kažkokius procesus, o dabar viską užgrobė savivaldybės įmonės ir įsivaizduojam, kad nuo to bus geriau. Ne, nuo to nebus geriau, nes šitie sprendimai yra priimami kažkokiu emociniu ar panašiai, o ne racionaliu ar loginiu pagrindu. Tai monopolizuojam rinką vardan vartotojų gerovės. Žinai, yra visokių pavyzdžių. Aišku, Kaunas nėra kokia maža savivaldybė. Mažose savivaldybėse yra didelė bėda, kai, tarkim, viena savivaldybės kontroliuojama įmonė yra operatorius, pavyzdžiui, ir turgaus, ir laidojimo namų, ir miesto tvarkymo reikalų ir panašiai. Tokių situacijų yra tikrai buvę. Bet aš manyčiau, kad kalbant apie Kauną, kalbant apie viešąjį sektorių, yra akivaizdus, kaip čia pasakyti, akivaizdus susidūrimas su tuo, kad, jeigu tas verslas nėra susijęs, tarkim, su Kauno meru, tai jam bus be galo sunku. Ir kiekvienam, kuris kažkaip veikia Kaune, jį įleisti kažkokį bendradarbiavimą su savivaldybė, nesinori.
Tai man toks požiūris yra nepriimtinas, aš manau, kad mes žymiai daugiau išloštumėm į savivaldos reikalus, įtraukdami daugiau privačių iniciatyvų, pasitelkdami verslą, sukurdami irgi normales konkuravimo sąlygas ir miestas nuo to tik išloštų ir išloštumėm visi ir kalbant apie tą patį biudžetą per mokesčius ir panašiai. Kaip šitas sprendimas buvo priimtas pačioj Kauno taryboje? Kas vyksta taryboje apskritai? Mes turime tik tai konservatorius opozicijoje berods, ne? Miesto taryboje. Ar ten visi galvytėm palinksi ir viskas gerai, atimam iš Žalgirio tą, iš kitų aną, perdodam valdyti miestui, kad arčiau, kad mūsų caras turėtų daugiau galimybių kontroliuoti dar daugiau miesto teritorijos ir objektų. Kas vyksta ten? Kad nelabai kažką girdėjau irgi iš to užkulsinio tarybos darbo, pavadinkim taip. Na, situacija šiaip yra kažkiek geresnė nei buvo anksčiau, kai vienu metu buvo tikrai tik tai 2 frakcijos Kauno miesto taryboje, dabar jų yra daugiau, yra tie patys ir socialdemokratai, ir valstiečiai, ir konservatoriai. Ir manau, kuo toliau rinkimai, tuo tos demokratijos Kaune atsiras daugiau ir veikiančių subjektų taryboje atsiras daugiau. Bet nėra taip lengva, kai vis tiek tu turi tą daugumą ir problema matyti yra jau ne tiek su kitom frakcijom, o su pačia jau Kauno mero frakcija, kuri viduj nekelia kažkokių klausimų, diskusijų, kuri balsuoja visada taip, kaip reikia, o ne kažkaip kitaip. Ir čia, gaunasi, aš įsivaizduoju, ir sunku toje opozicijoje veikti, nes iš esmės, su tavim gali visai nesiskaityti. Yra tam tikri dalykai, kur yra pasikeitę įstatymai ir, pavyzdžiui, dabar atsiradęs toks formatas, kad, opozicijos darbotvarkė. Tai tokiu būdu bent jau opozicinės frakcijos gali viešai kelti kažkokius klausimus, daryti siūlymus ir panašiai, ir tai jau yra toks, žingsnis į priekį. Bet iš esmės, ta situacija yra tokia ir apie tai, kuo toliau, tuo daugiau Kaune ir įvairiausiuose sluoksniuose, ratuose yra kalbama ir yra tokio jausmo, kad iš tikrųjų visuomenė jau subrendus yra tam tikriem pokyčiam ir kokio jie lygio galėtų būti, čia yra kitas klausimas, bet akivaizdu, kad nebesitęs matytas toks valdžios monopolis ir kažkokie sprendimai turės būti priimti. Tai mero komanda vis dar išlieka stipri, susivienijusi ir neleidžianti kitiems taryboje pasireikšti, ar ne? Kad pastaruoju metu, jeigu mes kalbėdavom, kaip Kaune krenta tujos, nes buvo paskelbtas karas tujom, tai dabar viens po kito krenta reikšmingi, daug metų savivaldybėje dirbę administracijos vadovai, padalinių vadovai ir panašiai. Tai kitaip tariant, tas sprendimų priėmėjų ratas jisai labai siaurėja. Priežasčių, kodėl tie žmonės yra atleidinėjami, irgi jos nėra aiškiai iškomunikuotos. Aš sutinku, kad kartais reikia perkrauti administracinį aparatą, kad yra tam tikri ir vadybiniai niuansai, kuriems irgi gal reikalinga kažką keisti, bet jokia alternatyvi vizija nėra pateikta ir kas pakeis to žmonės neaišku. Ir toks įspūdis, kad tas sprendimų priėmimo ratas vis siaurėja, iki kol galų gale taip išsivalys, kad ten iš viso nebus kam net kelt kažkokį klausimą. Tai yra akivaizdu. Ir jeigu dabar yra toks Kaune pasakymas, kad iš tikrųjų gali dabar Kaune prie Vytauto didžiojo paminklo, prie savivaldybės tikrai sutikti ne vieną liūdną buvusi Kauno valdininką, kuris jau iš esmės turi ieškotis darbo kitur. Tu paminėjai Vytauto didžiojo paminklą prie savivaldybės ir jeigu gerai atsimenu, paskutinė mūsų Seimo sesija užsibaigė su 2030 berods paskelbimu Vytauto didžiojo metais, paminint mūsų didžiojo kunigaikščio 600-asias mirties metines. Ar viskas tvarkoj su tokiu sprendimu švęsti mirtį mūsų didžiojo kunigaikščio?
Na, paprastai mirties metinės mini bažnyčia, ne valstybė. Tai čia yra toks klausimas ir aspektas, bet jis yra tik dėl to, kad visi prisimena, ir apie tai yra daug, kur ir istorinių šaltinių ir panašiai, visi prisimena tarpukarį, kuomet buvo švenčiamos 500-osios Vytauto didžiojo mirimo metinės. Ir neva apeliuojant į tai, kad prie Smetonos buvo švenčiamas toks jubiliejus, dabar 600 metų, visigi prisimena, kaip valstybė irgi trūko ir tokių valstybingumo ženklų, santykio su praeitim, jos užtvirtinimo, kai ten kas antras vaikas buvo vardu Vytautas, tų paminklų atsirado irgi daug kur ir ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Bet iš tikro, jeigu, čia tokia labai įdomi situacija, tai viena vertus tai yra mirimo, o ne gimimo metinės, antra vertus, tai yra situacija tokia, kad tarpukariu, jeigu mes tą rodom kaip pavyzdį, tuo metu buvo autoritarinis režimas Lietuvos valstybėje ir prezidentas Smetona labai aiškiai bandė kažkaip susijungti su šita idėja ir išnaudoti 500-asias Vytauto didžiojo mirties metinės ir visą tą tokį patosą ir šventimą būtent tame tarpe ir savo režimo įtvirtinimui. Tai iš šių laikų žvelgiant, kada mes suvokiame, kas tai yra demokratija, kokie jos yra pagrindiniai atributai, ir kai tuo metu irgi buvo sudėtinga situacija, iš esmės nebuvo nei Seimo, nei partijų, arba ten viena tik tai partija, ir buvo autoritarinis režimas, tai iš tikrųjų suvoki, kad truputėlį akcentas išplaukia. Kita vertus, aš nesu taip kategoriškai, tarkim, prieš, ar net nekategoriškai prieš būtent tas Vytauto didžiojo metinės, nes visgi tai bus Vytauto didžiojo metinės. Nebus ten akcentuojama, kad tai yra mirimo metinės. Galbūt tai irgi yra gera proga dar kartą atskleisti mūsų istorijos puslapius, diskutuoti apie tai, suvokti, kur yra reikšmingi akcentai, kur yra mūsų valstybingumo linijos, o kur yra tam tikros linijos, kurias gali pasigauti ir ta pati rusų propaganda, nes jis sėkmingai tą daro ir pats Smetona ir jo tas režimas yra didelis rusiškosios propagandos taikinys. Ir tą jau matom neseniai išleistam Lietuvos istorijos išleistoje monografijoje, kur būtent Smetonos režimui yra skiriamas tikrai didelis dėmesys. Ar čia ta monografija su Lavrovo parašyta įžanga? Taip, čia yra ta pati monografija, kuriai įžangą parašė, nežinau, didysis istorikas, mokslininkas, ar kaip jį pavadint, Lavrovas, aišku, aš čia juokauju. Bet, visgi ten yra, tokių įdomių dalykų. Ten yra, kvestionuojamas, iš principo, Lietuvos tokios kaip egzistavimas, mūsų šalies valstybingumas. Labai yra, rodoma pirštu į keletą tokių niuansų. Tai pirma, grįžtant ir pasiliekant šiek tiek tam Smetonos kontekste, kad, yra sakoma, tai palaukit, tai kokia čia ta Lietuva buvo? Tiesiog marionetinė valstybė, kuriai leido trumpam įsikurti vokiečiai, truputį pagyvavo ir po to atėjo Smetona ir prasidėjo autoritarinis režimas ir tada įvyko okupacija iš esmės. Ir apie Smetoną iš šių dienų perspektyvos žiūrint yra daugybė irgi jau šių laikų istorikų, įvairių tyrinėjimų ir panašiai, ir juos, tarp kitko, cituoja toje monografijoje. Kitaip tariant, bando kitoj rampų šviesoj tam tikrus faktus, kuriuos mes dabar naudojam, apšviesti truputėlį kitą šviesą ir iš esmės ištrinti tam tikrą valstybingumą. Nes jeigu mes dabar sakom, Smetona buvo autoritaras, tai iš esmės vieną režimą pakeitė kitas sovietinė okupacija, tai čia kaip ir nieko kažkokio tokio blogo neįvyko, arba dar blogiau net išsiprovokuoja, tarkim, mūsų
reikšmingų Seimo komisijų pirmininkai, kurie pradeda sakyti, kaip, tarkim, Smetonos režimas privedė prie tarybinės okupacijos. Tai vėlgi, kaip ir sakau, yra įvairiausių niuansų, įvairiausių istorinių momentų, juos išdėliojus tam tikrą seką, tu gal loginės klaidos nepadarysi, bet užtenka tik tai kita rampų šviesa apšviesti ir tu iš esmės gali visiškai iškreipti situaciją. Tai grįžkim truputėlį ir atsekim visas detalės prie būtent Vytauto didžiojo mirties metinių ir 600 metų jubiliejaus. Tai aš manau, kad mums tiesiog reikia, aš pritariu tom idėjom, kad mažiau žiūrėti tarpukarį, nes ten buvo tam tikrų niuansų, geriau ryškint patį Vytautą ir jo istorinę reikšmę. Aišku, šiek tiek disonavimas yra tame, kad mes visgi ne apie gimimą, o apie mirtį kalbam, bet tiek to. Ir pasistengim išnaudotą sukaktį užsidėti tam tikrus akcentus, kurie yra svarbus mūsų valstybingumui. Ir apie Smetoną labai gerai yra pasakęs profesorius istorikas Egidijus Aleksandravičius, kad taip, jis yra istorinė asmenybė, raskit asmenybę, kuri irgi neturi tam tikrų klausimų arba tam tikrų dalykų, kurie tuo metu atrodė logiški, iš šių dienų konteksto žiūrint, mums jie visiškai neprimtini. Bet Smetonos, kaip mūsų valstybingumo, tokio, kaip čia pasakyti, pagrindo ir panašiai, mes negalim nurašyti. Tai tada, kaip mes vertinam visą tą laikotarpį. Bet kaip pasako profesorius Aleksandravičius, be abejo, kad prezidentas Smetona to perversmo grieko jis nėra nusiplovęs. Jam nepavyko to padaryti ir jis to nedarė. Tai tas yra toks, kaip atviras nervas, kurį karts nuo karto reikia pakrapštyti, bet kaip ir minėjau, labai aiškiai valstybei žinoti, kur visgi yra mūsų istorinės politikos akcentai, o kur yra visokie išvedžiojimai, kuriuos dar painspiruoja Rusija su Lavrovo visokiausiom įžangom įvairiausiose knygose. Ir tų dalykų matysim tik daugiau. Čia toks juokėsi puodas, kad katilas juodas variantas, kur šalis pagimdžiusi patį žiauriausią totalitarizmą pasaulyje praktiškai bado į autokratą Smetoną ir sako, pažiūrėkit, koks jis blogas buvo. Kita vertus, kai pagalvoju, Vytautas irgi pats nebuvo pats pūkuočiausias, žodžiu, iš mūsų valdovų, bet laikai buvo kiti ir yra labai svarbu atsižvelgti į tą laikmetį, kuriame operavo tie mūsų valstybės vadovai. Mes negalime jų vertinti kaip ir vienareikšmiškai, bet ir negalime ignoruoti tą, kad jie kūrė mūsų valstybę ir jie buvo dalis mūsų valstybingumo. Ir tai, kad mes gyvenam laisvoje valstybėje ir galime apie tokius dalykus diskutuoti laisvai, tai yra mūsų stiprybė. Tačiau mūsų kaimynai, kurie nieko negali laisvai diskutuoti ir už laisvas diskusijas sodinami kartais net ir į kalėjimus, yra linkę naudotis tą mūsų laisvę ir mum badyti į atskiras detalės, kad štai čia buvo labai blogai, jeigu mes visą kontekstą išmetam ir pasirenkam vieną šitą detalę, autokratas, totalitarių įsiuntė į kalėjimus ir panašiai. Ir manau, mes turime būti tiesiog kaip ir budrus, kad tokių dalykų nepražiūrėtume ir patys nesikesintume į savo laisvę diskutuoti ir kalbėti apie tokius istorijos niuansus. Tai be abejo, toks mažas niuansas, tai ir tas režimas atsirado dėl to, tarpukario Lietuvoje, viena irgi iš tokių aplinkybių buvo stiprėjantis komunistų veiksmai, komunistų partija ir panašus dalykai, į ką irgi buvo tam tikras atsakas, kaip suvaldyti šitą situaciją, bet vėlgi čia yra didžiulė diskusija, turinti daugybę kampų, bet aš gal tiesiog jau šiek tiek reziumuojant ir baigiant, kodėl reikia daug dėmesio kreipti šitiem dalykam. Aš dažnai kalbu apie tą 2022 metų Putino dekretą išleistą lapkričio mėnesį. Iš esmės, matyti, jau jiem irgi reikėjo
kažkaip pridengti ir sukurti tokį teorinį pagrindą būtent karo Ukrainoje. Pirmiausia, aišku, kalbant apie pačią Rusiją ir jos gyventojus. Ir išėjo toks dekretas dėl Rusijos federacijos humanitarinės politikos plėtros užsienio šalyse koncepcijos. Ir tas dekretas yra, kabutėse, Rusijos gynybos strategijos dalis, sudėdamoji dalis. Ir kas yra baisiausia, kad ten yra 35 puslapiai tokio baisaus mano galvo dokumento, kuris labai gražiai surėdytas. Pradžioje yra kalbama, kas tas yra rusiškasis pasaulis, ant kokių pagrindų jis stovi ir tas pagrindas, yra išvardinamas. Kitaip tariant, yra išvardinami visi pagrindiniai, klasikiniai Rusijos kultūros atstovai, menininkai, nuo Čaikovskio iki Čechovo, Tolstojaus ir panašiai. Nesgi dažnai būna ta diskusija, tai čia kultūra ir politika, tai čia du nesusiję neva dalykai. Bet jie sąmoningai susiję, sukonstruoja šerdį, sukonstruoja visą strategiją, kas tas rusiškasis pasaulis. Ir kas yra labai įdomu, tame dokumente yra labai aiškiai vardintos vietos, geografinės kryptis, regionai, kur A. Privalo būti rusiškojo pasaulio plėtra, B. Pavyzdžiui, kur yra grėsmė rusiškajam pasauliui. Ir čia yra Baltijos šalis įvardintos. O ką tai reiškia, jeigu taip jie įsivardina, tai reiškia, kad kažkada reikės ginti, nes tai yra grėsmė rusiškajam pasauliui. Čia yra visokiausi baisus dalykai daromi Lietuvoje. Manau, kad mes irgi ateities tinklalaidėse daugiau pakalbėsim apie tai, pavyzdžiui, už ką Rusija paskelbė mane kaip paieškoma tarptautinė nusikaltėlė. Tai čia irgi yra įdomių dalykų. Bet turbūt reziumuojant, reikia suprasti vieną, kol mes būtent, kaip pats sakai, tokio pluralistiniai, demokratiškoje aplinkoje galim kalbėti iš esmės, ką norim, vertinti kaip norim, žiūrėti šių dienų taško, teist visus ir panašiai, mūsų priešas nesnaudžia ir, aišku, blogiem tikslam, bet daro ir tokius labai apgalvotus ir strategiškus žingsnius, kurie ne tik yra poveikis Rusijos piliečiam, bet jie akivaizdžiai turi poveikį ir kitom valstybėm, kurios visgi galvoju, visgi ta Rusijos ta didžioji kultūra, kokia jinai galinga ir ten visgi karas karais, bet jeigu yra toks kaip Čaikovskis iš Rusijos, tai turbūt ten irgi yra publika, kuri labai jaučia meną, kultūrą. Bet tas menas ir kultūra ir jos jausmas labai puikiai matomas tiesiog visoje toj mėsoje žmonių, kurie yra siunčiami tiesiog į Ukrainą, užimti šalies, draskyti šalį, prievartauti ir panašiai. Tai ačiū Dievui, mūsų broliai ukrainiečiai sėkmingai priešinasi, daug dalykų yra užkardę, bet puikiai prisimenam, kaip šitas karas prasidėjo. Tai čia reikia būti budriem, reikia numatyti žingsnius, ne veltui Tolminkiemyje pakeistas Kristijono Donelaičio muziejaus pavadinimas, ne veltui atsirado ta monografija ir ta tokia rusiškoji Lietuvos istorijos versija, tai tų dalykų bus tik daugiau. Mes privalom tam priešintis, privalom tą suvokti, privalom žinoti savo valstybingumo akcentus, tam išnaudoti valstybinės šventes, tai yra baisiai įdomios temos ir tikrai kviečiu ir visus mūsų klausytojus, žiūrovus sureaguoti, parašyti, ar tarkim, kur būtų įdomu dar paplėtoti tas diskusijas. Ir apie tos dalykus reikia kalbėti, nes visgi tai yra pagrindas ir net, aš sakyčiau, kasdienė politika, ekonominiai dalykai, užsienio reikalai, jie irgi be tų istorinių pagrindų, jie irgi nėra įmanomi. Ir akivaizdu, kad po tokios dešiniųjų vyriausybės, kuri buvo tokia labai ryškiai tas patriotiškumo akcentas, kai mes pereinam į tokią kairėją vyriausybę, kur matom tokius kažkokius pavienius pasvarstymus, kalbėjimus, bala žino apie ką,
kultūros ministras startavo su iš viso idėja, kaip čia turim kitaip vertinti rusiškąją kultūrą. Man tie dalykai yra pavojingi. Man norisi stiprios, atsparios visuomenės ir save gerbiančių politikų, žinančių, kaip istorija linkusi kartotis ir suprantančių, kaip tos besikartojančius verpetus neutralizuoti ir tiesiog kurti valstybės interesus ir gerą pagrindą gyvuoti Lietuvai ir švęsti ne vieną Vytauto didžiojo mirties 100-metį priekį. Tai kol kas ne viskas tvarkoj šitam bare pas mus, kaip suprantu, bet turim perspektyvą gerėti. Tai noriu padėkoti visiems, kurie prisijungė prie YouTube'o, įsijungė Spotify'ų, išklausė, peržiūrėjo mūsų šią tinklalaidę. Ačiū tau, Simonai, už labai įdomias temas ir kviečiu visus palaukti sekančios mūsų podcast'o arba tinklalaidės serijos, kuri turėtų jūs pasiekti veikiausiai rudenį jau. Ačiū tau, Pauliau. Iki.